Taro kortų žinutė tau, jeigu tu atsidūrei čia ir dabar. O kortos kalba apie tai, kad tu dabar negali priimti sprendimą, nes tau dabar labai yra sunku, nes tu tikėjai stabilumą, o iš tavęs kažkas atimė tą galbūt gerovę, materialinę gerovę. Galbūt netgi kažkas pasinaudoja tavimi. Taip, pasinaudoja tavimi, va, buvo apgaulių ir moteris. Taip, tokia gudri labai moteris, kuri jau seniai rezgia planą prieš tave. Tai gali būti susiję su darbu, su darbo reikalais. Galbūt kažkas iš tavo aplinkos taip siekia iš tavęs tokios materialinės naudos, labai panašu. Tu dabar ieškai atsakymų savyje. Tu eini tą tokį savo, taip, vienatvės kelią ir pati ieškai atsakymų, kaip atgauti galbūt tos pinigėlius, galbūt tu galvoji, kad sugebėsi tai žmonėmis pamanipuliuoti, taip. Tu galbūt tikiesi darbo naujo, galimai tikiesi fortunos, kad savaime galbūt žmonės gražins tą, ką tau iš tavęs paėmė. Ar tikrai taip įvyks? Taip, yra perspektyva tau gražinti to, ko tu nori ir gauti to, ko tu tikiesi. Bet yra tokia viena paslaptis. Tu nežinai plano, tu nežinai jų planą, ką jie dar rezga tau. Tie žmonės, ta aplinka, kuri tave sužalojo. Ir nori sužinoti. Ir būti nenugalima. Rašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, kaip tau dabar geriausia veikti. Ir spaus būtinai follow, taip išsaugosi savo dėlionę.